Sveiki visi, čia pabandysim parodyti, kaip galima dviem skirtingais būdais importuoti duomenis į XPath programą, kokie yra kiekvieno būdo privalumai ir skirtumai. Visų pirma, atsidarome pavyzdinį darbą importuoti duomenis ir, kaip matome, yra du būdai importuoti duomenis. Vienas meniu punktas importuoti duomenis, kitas išoriniai referenciniai elementai. Tai pirmiausiai renkamės importuoti duomenis. Pasirenkame, pavyzdžiui, nuotekų failą. Nurodome, kad blokai esantis brėžinyje turėtų būti importuoti kaip topografiniai taškai. Toliau, kad objekto viršūnės, tai reiškia linijos viršūnėse bus sudėti taškai, sugeneruoti iš karto. Toliau nustatome, kad blokai būtų importuojami kaip blokai, kad mes matytume jų vizualinę išvaizdą, o ne tik tai tašką. Ir spaudžiame saugoti. Dabar galim pažiūrėti, kaip atrodo importuoti duomenis. Kaip matome, yra nuotekų linija, du šuliniai. Brėžinyje jie atrodo taip. XPath'e jie atrodo taip, yra kiekvienoje linijos viršūnėje yra po taškiuką ir bloko įterpimo taške taip pat po taškiuką. Taip pat duomenis galim užsikrauti iš CAD brėžinio vaizdo, spaudžiam duomenis, DXF importas, renkamės planas, vėlgi pažymėtai yra objekto viršūnės, galim jungti blokai, importuoti blokus vėlgi kaip blokus, nors jų šiame brėžinyje, plano brėžinyje nėra, tačiau tiesiog išlaikiau tos pačius nustatymus kaip ir pirmo failo importo metu. Ir kaip matome dabar, kokie pagrindiniai privalumai šito tiesioginio duomenų importo į darbą, tai yra vėlgi susigeneravo po tašką ant kiekvienos linijos viršūnės ir matome, tie taškai yra su aukščiais, juos galima iš karto pažymėti ir eiti į nužymėjimą. Taip pat galima, pavyzdžiui, pažymėjus liniją paspaudus info, pasižiūrėti, kokiam jinai yra sluoksnėje. Tačiau šitas metodas turi vieną trūkumą. Kada jūs suimportuojate duomenis, kai susigeneruoja taškai, tie duomenys lieka statiški. Tai reiškia, kad jeigu projektas būtų pakeičiamas, kokia nors linija pajudinama iš savo vietos arba blokas pernešamas, tai šitie duomenys niekada neatsinaujins. Tai reiškia, jūs turėtumėt pats žinot, kad jeigu įvyko projekto pasikeitimas, jūs turite susikurti naują darbą ir duomenys susimportuoti iš naujo. Aišku, tai nėra patogu, kada, sakykime, yra 5-6 failai, kuriuos reikia importuoti, sekti kiekvieno galimus pakeitimus, atsiminti arba kartoti tuos veiksmus iš naujo. Tai va čia toks yra šito būdo trūkumas, o privalumas yra tai, kad sugeneruojame taškai. Kitas metodas yra išoriniai referenciniai elementai, tam atsidarysim iš karto tuščią darbą, pavadinom išoriniai dokumentai. Ir dabar tuos pačius abudu failus mes prijungsim kitų būdų. Paspaudėm meniu išoriniai dokumentai, spaudžiam pridėti, AutoCAD DXF, importas, renkamės planas. Ir kaip matome, čia mes turim gerokai mažiau pasirinkimų. Negalime generuoti taškų. Taip pat visi objektai bus vienam sluoksnėje. Tik tai galime įsijungti jungiklį, naudoti originalias spalvas. Spaudžiam saugoti, pridedam iš karto antrą dokumentą. Ir einam pasižiūrėti, kaip dabar atrodo CAD brėžinys. Taigi, CAD brėžinys atrodo panašiai kaip pirmu atveju, tačiau nėra sugeneruotų taškų. Ir dabar, jeigu norėtumėt nužymėti kažkurią, pavyzdžiui, viršūnę, tai reikėtų rankiniu būdu susikurti tašką, pavyzdžiui, ant viršūnės. Ir tada pažymėjus tą tašką, daryti nužymėjimą taip. Tačiau šitas būdas turi vieną privalumą. Kaip
matot dešiniai, aš atnaujinau DVG failą ir jame jau yra nubrėžta antra linija. O šitam failė, kuris yra įkeltas į kontrolerį, tos antros linijos dar nėra. Taigi dabar aš tiesiog tą failą išsaugosiu. Taip pat galiu pakoreguoti ir nuotekų failą. Taip pat jį išsaugau. Dabar truputį palaukiu, kol failai atsinaujina ir įsikelia į internetą. Tuo tarpu čia tiesiog uždarau programą. Spaudžiu baigti. Ir uždarius programą paleidžiamas failų sinchronizavimas. Todėl tie du failai, kurie buvo pakeisti Office, jie iškeliavo į internetą ir dabar iš interneto atgal keliauja į planšetę. Įjungia DropSync programą, mes netgi matome, kaip tie duomenys parkeliavo, matėm planas DXF atsinaujino. Sulaukiam, kol baigėsi sinchronizavimas. Ir paleidžiam XPath programą. Atsidarom failą išoriniai dokumentai. Ir kaip matyt, atsirado papildoma antra linija, tai reiškia ir taip pat matote, kad fekalinės linija dabar yra nubrėžta į viršų vertikaliai, tai reiškia, kad kiekvieną kartą sinchronizavus dokumentus, jūs galite būti tikri, kad jums yra prijungta naujausia failo versija nužymėjimui. Tačiau tai prideda, reiškia, papildomų tokių veiksmų, norint nužymėti reikiamus taškus, juos reikia susikurti. Tai štai tokie du niuansai yra šitų dviejų būdų ir taip pat, jeigu mes, pavyzdžiui, pažymėsime liniją ir paspausime info, mes matysime, kad negalime matyti individualaus sluoksnio, kuriame yra ta linija, matome tik tai prijungto išorinio dokumento pavadinimą. Jo pavadinimas yra planas arba šiuo atveju tai yra sluoksnis nuotekos, o tikrasis sluoksnis, kuriame yra linija, yra 3601, jeigu pamenat. Taip pat dabar sluoksnių valdymas, ką mums suteikia šitas išorinių dokumentų prijungimas, reiškia. Visų pirma, mes turime labai mažai sluoksnių, tai mes turime tik tai nuotekų ir plano sluoksnį, taip pat reiškia turime tokią sąvaržėlės piktogramą ir va čia atėję mes matome tuos prijungtus du dokumentus ir čia greitai galime išjungti arba įjungti visą dalį ir tai yra labai patogu, jeigu vienas projektas yra suskirstytas į keletą dalių. Tada kiekvieną dokumentą galima greitai įjungti, išjungti. Tuo tarpu su importuotais duomenimis to padaryti negalime. Galim pažiūrėti, kaip atrodo sluoksniai importuotose duomenyse. Sakykime, vienas dokumentas buvo iš viso neišvalytas nuo tuščių sluoksnių ir mes čia turime šimtus sluoksnių, kuriuose nėra objektų, tačiau jie visi yra sluoksnių sąraše ir tada reikėtų, norint išjungti ar įjungti vieną dalį, kurioje, pavyzdžiui, yra tiek linijos, tiek šulinių blokai, jau mes turėtume susirasti tos du atskirus sluoksnius ir kiekvieną jų atskirai išjungti. Taigi mes turime du metodus ir kurį iš jų naudoti nusprendžiate jūs patys, kuris patogesnis, kuris jums sumažina darbą lauke. Toks trumpas būtų šitų dviejų duomenų importo į XPath programą pristatymas.